Taip, ačiū už komentarą, galbūt papildomai kažką pakomentuoti iš Finansų ministerijos atstovų. Čia buvo kalbėta ir kalbėjo praktiškai visi pranešėjai, kad ir yra tarptautinė praktika, kad jeigu mes norime vystyti efektyviai partnerystės procesą, tai turi būti sukurta tam tikra sistema. Tam, kad sukurti sistemą, buvo patobulinti teisės aktai, nes jeigu mes nieko nenustatysim jokių taisyklių, kaip buvo anksčiau ir buvo vienas nuogas plikas koncesijų įstatymas ir visi darė, ką nori, ir tie visi, tos visos sutartys baigdavosi praktiškai tik tai pretenzijom turtiniam daugumoje atveju ir viskas, tai reikėjo tą sistemą sureglamentuoti ir iš kitos pusės tie padaryti pakeitimai teisės aktuose, tai būtent jie šitą ir atspindi. O dar vieną dalyką noriu pasakyti, kadangi tai liečia viešai sektorių ir viešasis sektorius eina į turtinius santykius su privačiu sektoriumi, tai yra reglamentuoti viešo sektoriaus veiksmai. Aš nežinau, kurioje vietoje čia turėtų atsirasti reglamentavimas privataus sektoriaus veiksmų. Kita vertus, turbūt galima sutikti, kad šiandieninis reglamentavimas irgi turi tam tikrų trūkumų, ypatingai kiek tai susijęs su projektų įgyvendinimo procedūromis, kurios pakankamai komplikuotos, tai pripažįsta ne tik tai privataus sektoriaus atstovai, tai pripažįsta ir ekspertai, pats viešasis sektorius, ar ne? Ar nemanoma, kad šiek tiek buvo perlenkta siekiant kuo detaliau reglamentuoti ir kontroliuoti visus vykstančius projektus tiek ūkio ministerijos lygyje, tiek Finansų ministerijos lygyje, tada komisija, tada vyriausybės pritarimas ir visi kiti visos kitos procedūros, kurios turėtų būti išlaikytos. Noriu pasakyti, kad šiaip tai mes derinom bendras tas mintis visos, kiek mes ten viską išvertėm konsultantam iš IPECO ir tas visas dalykas buvo pasakyta, kad viską mes darom teisingai ir pritinkamai su tarptautinė praktika. O visumoje tai kokio reglamentavimo yra per daug, galbūt per daug, ar ten kažko tai tas procesas tai gimsta, jis yra vystomas ir be abejo mes ateityje visi turėsim tartis ir žiūrėti, ko mums trūksta, ko galbūt yra per daug, bet tikrai tie, daleiskim, saugikliai, kurie yra įdėti, pavyzdžiui, tas partnerystės projektų komitetas, tai praktiškai realiai, kaip šitą įsivaizduoti. Jeigu dabar Finansų ministerija peržiūri visus projektus, tie, kurie ateina pas ją, reiškia finansinių sąlygų tikrinimas ir rizikos pasiskirstimo tikrinimas, ir jinai duoda savo išvadą, kad iš esmės tie projektai yra teisingi, jie sukonstruoti teisingai ir jie yra gyvybingi. Bet valstybės mastu, jeigu žiūrėti pagal bendrą finansavimą, mes galime finansuoti iš tų projektų, kurie daleiskim atėjo šiuo metu ir yra poreikis, tik tai kokius 5. Ir tada kyla klausimas, tai kas atsijos tuos projektus iš to skaičiaus, kuris ateina į Finansų ministeriją, kas pasakys, kad finansuojam 5, bet turim 20, finansuojam 5. Tai tuo pagrindu mes sukūrėm tą komitetą, kuris priimtų tokį kaip ir politinį sprendimą, atsižvelgiant į valstybės prioritetus, į atskirų šakų prioritetus galbūt ūkio ir pasakytų, kad žinot, darom šitą ir šitą. Tai buvo tokia mintis. O pavyzdžiui, trečias tas saugiklis, kur, reiškia, pirmas yra galimybių studijos peržiūra. Po to, reiškia, jeigu jau pereina per Finansų ministeriją, per tą komitetą ir palaimina vyriausybę, dar kartą turi būti žiūrimas sutarties projektas, kuris be abejo įneš savo kažkokių tai korekcijų, lyginant su galimybių studijos, kurie buvo rodikliai. Tai jis irgi turėtų būti žiūrimas tas dalykas. Tai tie 3 saugikliai mūsų manymų šiuo atveju yra reikalingi. Kaip tas pasirodys praktikoje, tas procesas dabar yra pradžioje. Dėkui, norėčiau dar Vido Sotoką jau galima. Taip, prašau. Aš norėčiau pasakyti tokį komentarą, kad ir išgirdome, kad yra vertinimas, yra institucija, kuri vertins, o ar nebuvo svarstama tokia galimybė palikti viešojo sektoriaus subjektams patiems spręsti savo asignavimo, reiškia, ribose arba savo biudžetų ribose, nustatant tam tikrą ribą, procentalą, kiek jie tokių projektų gali sau leisti. Ir tai galbūt, čia tik tai mano nuomonė, būtų buvę teisingiau, todėl kad jūs kontroliuodami ir dabar sukūrė šitą sistemą nepasiūlo finansavimą.
Jūs nekontroliuojate kažkokį vieną, reiškia, fondą, vieną biudžeto eilutę, iš kurios ir būtų užtikrinamas šitų projektų finansavimas. Nes to nėra, yra kalbama, kad visi turi pagal savo, reiškia, biudžetus ir planuotis šitų projektų vystymą ir dalyvavimą šituose projektuose. Tai iš tikrųjų tie priekaištai apie galbūt per didelį administravimą arba per didelį kelią nuo pradžios idėjos iki įgyvendinimo šiek tiek yra pagrįstos, su tom aš norėčiau sudėti. Kiekviena institucija pagal mūsų taisyklės ar savivaldybė be abejo turi projektą pasiūlyti atsižvelgdama į savo prioritetus. Tai negali būti, kad jeigu sugalvojau pasiūlyti 20 projektų, tai juos ir pasiūlau, ten ir šachmatų klubą ar dar kas nors. Tai vis tiek kiekviena institucija ir savivaldybė turi savo planus, kažkokius tai susidarius pagal ką, kuo jie gali vadovautis. Pagal savo poreikius, jo ir kažkokius strateginius planus. Tai yra viena. Antras dalykas, taip, dabar yra tokia situacija, kad tie, kurie nori savo projektus vykdyti, jie be abejo turi pasižiūrėti pirmoje vietoje, kiek jie turi lėšų, nes to finansavimo iš dangaus nenukris prie dabartinės finansinės situacijos. Bet galų gale irgi yra galvojama apie kažkokius papildomus finansinius mechanizmus, kuriame dalyvautų tarptautinės finansinės institucijos, kažkokius tai fondus, iki galo tai yra neišdiskutuota, bet visumoje tai be abejo tai yra galvojama. Taip, dėkui už komentarą. Vidas Budokas iš kontoros Orinės. Labai trumpą klausimą, manau, kad pakankamai aktualų, kiek teko bendrauti tiek su banko atstovais, tiek su potencialių privačių subjektų atstovais. Jie akcentuoja būtent mokėjimų užtikrinimo klausimą ir apskritai žiūrint, kaip būtų užtikrinamas tas sutarties vykdymas ir reiškia ilgalaikių istorinių įsipareigojimų apskaita viešo sektoriaus reiškia apskaitoje. Ir gal tas susijęs klausimas, kaip viešo sektoriaus atstovai mato tą problemą, tai yra politinės rizikos sumažinimą, kad vėlgi mes neturėtume tokių projektų, kurie yra susiję grynai su konkrečia politinė jėga, kurie galėtų pasikeitus, mes turim sutarčių nutraukimus ir projekto realiai statymus. Tai prieš atsakydamas šitą klausimą, gal štai pastebėjimas, kad du mano kolegos iš skirtingų ministerijų, vienas yra pareiškėjas, kitas yra pavadinti finansų ministerija kontroliuojantis, vertintojas, labai akivaizdžiai patvirtina, kad mokymai, tam pačiam viešajam sektoriui mokymai, kas tas yra viešos privačios partnerystės bendradarbiavimas, yra akivaizdžiai reikalingi. Nes iš dalies, tai aš suprantu, kad yra tam tikrų nesupratimų ir žinių trūkumo, ir iš to kylant nesusikalbėjimo. Dabar tuo pačiu norėčiau pacituodamas jūs pasakyti kitą problemą, kad kontrolė visą tai reikalingi. Jūs minėjote, kad pristatėte tiek būtų, kad 5 metų užtenka. O už tokį tvarką turite, dėliojate, kad nebeturite darbo. Be abejo, nes 5 metų nukėlį pristatėte. Tai čia mes susikūrėme. Grįžtame prie to paties dalyko. Vis dėlto atrankos kriterijai, ką statome, kiek statome, kodėl statome ir kur statome, jie yra būtini, kad nepristatytumėm kiekvieną mieste 5 metų į priekį, paskui visi statybininkai emigruoja, nes Lietuvoje nebėra ką statyti. Be abejo. Taip pat čia yra ta priežastis. Dabar kalbant apie jūsų klausimą apie finansavimą ir tiesą sakant, kur yra diskusija tarp mūsų ir finansų ministerijos. Ir tiesą sakant, iš principo tai su finansų ministerija, mes esame su finansų ministrė, mes principinį susitarimą esame pasiekę, kad už kiekvieno viešosios privačios partnerystės projekto, kuris vykdomas per šitą komitetą ir kuris atrenkamas ir gauna politinį pritarimą, turi kišoti, kaip man buvo pavadinta, šalies biudžeto ausys. Nesvarbu, kas veiktų įsipareigojimą, bet kas tiesiogiai būtų mokėtas, bet turėtų būti investuotojas, šiuo atveju privatus sektorius, labai aiškiai žinoti, kad tokiu atveju savivaldybė nesugebės mokėti, pinigai dės iš tiesiogiai iš valstybės biudžeto. Ir mes sakant, ir kalbėdami apie tą patį fondą, kaip po vieną iš variantų, tai diskutuojame su finansų ministerija, kaip tai padaryti. Tai yra techninė diskusija ir dėl to politinis sprendimas, principinis sprendimas, kad tai turi būti Lietuvos valstybinis įsipareigojimas, apie šitą tos sprendimas iš principo yra,